kunigaikščiai Giedraičiai. Bet beje, kaip viduje atrodo, čia. Visai. Bet iš gal ten vestuvės kokios? Va, ten palaidotas kapinaitė Variškis, kuris čia gyveno. Čia pečius išardytas. Jo, šiaip įdomi vieta iš tikrųjų. Ką mes čia turim? Kažkas matosi. Ten ant kalno. Vartai. Ten kapinė. Nu, kitas toks. Jo. Bet va vis tiek kokia idėja kažkam tai šovė. Nu. O žiūrėk, vestuvės. Va, kokia suknelė. Nu. Aš sakau, susirinkimas turbūt. Kokia kreivom kojam jaunoji. Taip įdomiai, žinai. Prijungtas normaliai prie daugiabučio. Na, tvarkingai. Auksinukės buteliukas. Kamštelis auksinis buvo, tai nunešė. Buvot užėję? Ten? Kaip čia? Labą dieną. Labą dieną. Приехали посмотреть. А у вас в Высогиносе есть большая церковь, да, еще? А эта маленькая для чего построена? Это была первая, как бы. Была первая, когда не было этой, да? Да, здесь у нас уже было готовое здание. Ага. И в 90-х годах решили здесь организовать вот небольшой приход. И начали ремонтировать. А эти дома строились, и это было назначено для церкви? Нет? Не было, да? Не специально. Не специально, просто были такие пристройки. Энтузиасты, которые хотели, чтобы была церковь, сделали, да? Вот рядом такое же здание. Там по-другому, здесь уже все так сделали под это. А там ЗАГС. Вот. Такой же, да? Такой же. Красный. А где здесь алтарь? На втором этаже. На втором. Но сейчас там идет крещение. Ясно. Нельзя. У нас служба проходит на втором этаже, там сейчас крещение идет. А это здание, когда началось строиться, решили, когда открыть храм в городе, оно было недостроено еще, и отдали его сюда. И вот достраивали тут все, штукатурили, мазали, все на свете. А вот и в том, там, слышу, уже креститель. В третьем микрорайоне, в первом были в храме? Нет, не были. Вот там тоже какой-то фундамент был, что-то хотели делать. Так отдали по церковь, там уже сделали с куполом, с крестом, все там. Вот, а там тоже это самый большой храм на втором этаже. А такие Ну, вот, это вот в той, это в той, там все хорошо, там красиво красиво, там все сделано. плиткой сделано. Ну, поедем, Интересно, посмотрим. да. Спасибо вам. Спасибо. Просто вот так получилось, что Ну, Ничего. Хорошого дня. Ну, Другой. Matai, pasirodo čia Zaksas. Tai kad jau šampaną geria jie čia, tai tai jau po viskam. jaunoji kreivom kojom.
negali. Nu, o gal atsidarys. Va, rodo, fotografuoti negalima. O, žiūrėk. Negalima? Oi, blemba, Ilona, neturim šampės įkaltumėm čia. Kaip mums nedaėjo? Tu aikštelį. Nu, Ilona gersi. Va, dviračiam pastatyti, va, laikikliai padaryti. Va, galima dviratį pasistatyti. O, žiūrėk, Delinas dar plikas. 55 paukščių, va. Gal prie vandens privažiuoju. Lok, čia yra 35. O, čia žiūrėk ir laiptai yra, tu matai. Jauniausias Lietuvos miestas. Ja, kurtas specialiai elektrinė. Nu, O, picą įpiršti. Parašyta, va kiek. kas čia? Tipo laiptai buvo į apačią. Ką tu nori Visaginę, kad būtų pigiau? Vien tik kiek kainuoja atvežti miltus į Visaginą. Šitas neveikia, tai lip su šitu, nes šitas veikia. Margherita siciliana con le acciughe all'ortolana, solo il forno a legna devi usare. Bet pagal nuomonę. Tai yra lankytinas objektas. Lankytinas objektas, arkų ir kolonų parkas. Praeitais metais. Mapsuose pažymėjo. Jo, ne, taigi yra lankytinos vietos pažymėta. Parašyta. Va, netgi 9652,28 € kainavo renovacija. Ką čia veikia? Čia man atrodo, ar nepasau kaip labirintai kažkokie. Čia gali pasiklėjęs. Šituose labirintuose gali pasiklėjęs. Kažkada menu iš tos laidos. Tai vaikai, norit gal nusifotografuoti? Visai gražiai atrodo. Jeigu gerų kampų paėmus, tai gerai atrodytų. Tvarkingai atvažiavom į Visaginą ir pasistatėm per vieną vietą. Čia šitas yra arkų alėja. Arkų alėja. Petunijų prikabinta arkų alėja vadina. Gal čia kažkokios kaip polisinė kažkokia buvo, gal. Tai panašu, tai kad langai kaip būdų. Gal čia tiem darbuotojams, žinai, Nu. buvo kaip poilsiavietė. Taip, va tas ir vadinasi turbūt. Mineralinis gal čia būna, ne? Čia kaip buveinė. O, Mineralinį vadinasi. du seniai besmegeniai. Lankytina vieta. Nežinau, tai turistų lankyti. Nu, tai turi kažką tai rašyti. supranti, kad Kosmosas, nu. Bent jau ką galima aplankyti, tai yra aplankai. Nu, tai, jeigu daugiau nieko neturi, tai skelbia šitus. Reikia ten iki trečio korpuso kažkas yra. Kažkas va. Kažkas parašyta. Va, galima pasisupti. Pynės vieto. Kur mes buvom, kai buvo? Prie dvaro kažkokio, atsimeni? Pinių parkas. Ai, mes buvom kur baras su supinėm. Nu. Čia šitam pastate yra simuliacinis blokas, bet reikia skambintis, registruotis.
Geras dviratukas. O. Einu, gal mane pagausi. Aš irgi einu. Vanduo tai šaltas. Šaltas? Eik tu. Palauk, noriu pažiūrėti. Kas naktim veido, dangumi skraidino, kol dangus ir mėnuo lietumi gaivino. Žmonės savo veidus rūkuose skandino ir kartais mosuojant jį perkūnu vadino. Kai nubudo žemė, jums karūna nupynė, sunokino sodų, žiedus sužydino, lietumi gaivino, švelniai veidus prausė ir perkūno laukiant jo vardą šaukė. Perkūnu vadino. Perkūnu vadino. Kai nubudo žemė, jam karūna nupynė, sunokino sodus, žiedus sužydino, lietumi gaivino, švelniai veidus prausė ir perkūno laukiant jo vardą šaukė. Kas naktim veido, dangumi skraidino, kol dangus ir mėnuo lietumi gaivino. Žmonės savo veidus rūkuose skandino ir kartais mosuojant jį perkūnu vadino. Ką pagavai? O Dieve, tu Kai gerumą. pagavai. Atsargiai. Jau laikas atsikelt ir kojytes pramankštinti. Aha, rankas aukštyn pakelt, vandenėlio apsipilti. Aha, saulytė jau seniai šokinėja ant vidukų. Aha, sapneliai tinginiai. Labas rytas, reiks sakyti. Šok dabar. Nu ateik, imk. Mano rankos užimtas. Čia. Kaip maudyti saulė pasislėpė. Nu. Kambarys ežero dugne. Aš kambaryje ežero dugne. Oi, 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 mums viskas bus tvarkoj. Oi, 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 nupirksiu butą Palangoj. Oi, 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 mums viskas bus tvarkoj. Oi, 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 tik susitikime rytoj dar kartą.
valtį, bet niekas kodo nežinojom. Žinojo tik tai vienintelę estą, kaip atkoduoti valtį. Tai vat visą laiką turėdavo estą ateiti, kodą nuimti ir tada galėjom plaukti su valtėm į ežerėlį. Майкл Дуглас, Роберт Дювал в фильме «С меня хватит». Aš dabar tave prisitrauksiu, laikykis. Давай, плавкам. Gerai, plaukiam. Nu, laikykis, nu. Plaukiam. Va. Telefoną pirmiausia pasimti. Klausyk, atneš telefoną iš mano kambario. Ne, jis trauksiu, yra mano telefonas. Ne, tavo man neatsisiųs. Nu, aš neįsiu dabar. Na, aš einu tada. Aš nenoriu. Aš einu, gerai, aš einu. Ką darai? Duok, išlipsiu, tada ištrauksiu. Kodėl? Eisi, Tai tu nueisi. neįsiu. Duok, ištrauksiu tave. Ne, tai tu. Aš negaliu, aš biškėsiu pavalgę. Aš kodą atrišiu. Tas yra, negi kaimyną, taip sakant, stabdysiu. Šitokį bijom stabdyti, nes importinės mašinos brangios matėsi gali ir pasiūsti ant 3 raidžių, kaip sakant. Aš tai vieną kartą, tai va, sustabdžiau Mercedesą. Nu, tai 2 mėnesius sumuštas gulėjau. Ai, savo. Ar kur teisybės išieškosi? A kur tu dabar teisybės išieškosi? Lensbergis kaltas. Lensbergis, brau, tu man neminėk šito vardo. Tuoj, kodas suvesti. Sakė, nuvarė, bet nieko nesakė, turbūt grįžo. Yra kur mikrofonas. O Nerigos gimtadienis 28. Nerigos gimtadienis. Kur palaukti? Kur atsigul? Ačiū, prašau. Jau guliu. Aš čia taip, ai. Mačiau, blėt. Ir užkliuvau ir... Geras filmas. Mačiau, Įdomu buvo blėt. žiūrėti visą seriją gerą. Propelis. Ant kojų. Šuolio. O! Gražiausios Šuolis, ai, gičinga. Pradėla mane. Atsispirk, Mažiausiai purslų. Irgi variantas. O kas nors bent iš jūsų atsimena nors vieną filmą, kuriame iš vyro vijo velnią? Tave nufilmuos tokia susirūpinusi. Belen kaip senai tai mačiau tą grožį. Tu pažiūrėk, gražu. Pušis ežeras. Aš čia